Aš Aros Marine pradėjau dirbti 2017 m. sausio 9 d. Labai gerai prisimenu. Ir pradėjau dirbti teisininkės pareigose. Buvau vienintelė tuo metu teisininkė Aros Marine. Ir taip dirbau 3 metus. Po to tapau teisės departamento vadovė, atsirado daugiau teisininkų. O nuo 23 metų sausio tapau projektų valdymo departamento vadovė. Kadangi daug metų pradirbau ir teisės srity, tai labai įspūdingas buvo, atsimenu, vienas derybos Hamburge, kai 9 ryto nusileidom Hamburge, nuvažiavom į tokį dangoraižį pas advokatus, atėjo klientai su savo ten teisininkais ir visą dieną, ta prasme, iki 6 vakaro su pertraukom, durų padaužymais ir taip toliau. Tai buvo tikrai labai įspūdinga diena. Ir 6 vakaro mes baigiam ir gavom iš dalies beveik viską, ką norėjom. Tai tokia, nežinau, labai įspūdinga buvo patirtis. Atsimenu, dar Giedrius važiavęs tokią, dar klinti, ten buvo metai kokie 19, jo važiavęs tokią odinę striukytę. Aš ten pirmą kartą nusipirkau kostiumėlį. Buvo įdomu. Arosas neturėjo to mažumo arba nesvarbumo komplekso. Ir čia turbūt ateina iš vadovų, iš savininkų, kad pas juos to komplekso nebuvo. Ir vat, kuo Arosas išsiskiria, kad ko aš išmokau gal, kad ta drąsa svajoti, norėti, tikėti, kad gali, kad kaip ir sakydavo, kad čia tik laiko klausimas, kol čia visi supras, kad viskas čia, kad Arosas yra big thing. Labai gerai. Iš tikrųjų, man visada patikdavo dirbti vyriškam kolektyve ir taip gaudavosi, kad mano visi darbai, man apskritai veiklos, kurios yra vyriškos, labai patinka. Patinka statybos, laivų statyba, namų statyba. Kažkada dirbau elektros tinkluose, tai jeigu dabar važiuojant stebi laivus, anksčiau stebėdavo elektros stulpus, nes labai kažkaip įdomu. Ir vyriškose komandose man tikrai patinka dirbti, o man atrodo, kad kuo toliau, tuo labiau šitas klausimas bus toks gal ir atgyvenęs, nes kai pasižiūri, kiek vienam iš mūsų pagrindinių klientų Chantier d'Atlantique dirba moterų aukščiausiose pozicijose, per daug metų padarė karjeras, tai kažkaip jau atrodo gal ir nebėra tai kažkas tokio unikalaus. Pamilau kalnus. Tai kiekvieną vasarą stengiamės kažkur nuvažiuoti, kažkur įkopti, būtinai gyventi palapinėse. Kažkada, gal kokį ten, nežinau, 3 kalną lipam, atsimenu, nešiausi Aroso megztinį, kad ant tos viršūnės nusifotografuoti ir akcininkams siunčiau, kad marketingas yra aukščiausiam lygiai.